Pone Buškevičiau, na vis dėlto pasižiūrėkim, kokia dabar yra padėtis Romuvos kino teatre. Liko 80% savivaldybė valdo akcijų, 20% verslininkas Ramūnas Šaluga. Bet toks įspūdis susidaro, kad būtent tas verslininkas ir vadovauja visam paradui. Be abejo, čia ankstesnės tarybos sudarė tokias sąlygas, kad mes esame tokioje situacijoje, kokioje esame. Tačiau geriausia išeitis būtų, kad šeimininkas būtų vienas. Tai yra Kauno miesto savivaldybė. Kad tie 20% atitektų mums, Kauno miestui. Ir reikia žinoti, kad verslininkas nori, bent jau anksčiau norėjo, būtent gauti likusius 80%. Jo tikslas. Bet kai mes griežtai paprieštaravome tam, tai tada prasidėjo dėrybos. Nors yra 2002 metų Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kad kino teatras išnuomojamas tikslu rodyti kino filmus. Tačiau... Ar kino filmai ten rodomi dabar, ar tik tai... Motyvuojama tuo, kad atsirado komerciniai kino teatrai, pavyzdžiui, Akropolyje. Ir komercinius kino filmus rodyti neapsimoka. Nėra biznio. Bet aš galiu pasakyti, taip pat išslydo iš to objekto soliariumas, buvo įvairūs teismai, tyrimai ir paprastai, kaip nekeista, savivaldybė daug kur pralaimi tokias bylas. Čia, aišku, jau turėtų tam tikros struktūros susirūpinti, kodėl savivaldybės turtas dažniausiai yra prarandamas. Na, bet tai ne kartą ir ne vienas objektas. O dar norėjau klausti su verslininku, jūs jau diskutavot, kalbėjot, kad galbūt čia irgi galėtų būti erdvė kultūros įvairiausiams projektams, galbūt užtektų susėsti kartu prie vieno stalo ir susikalbėti. Tai dabar visą laiką buvo sėdima už vieno stalo. Ankstesnės tarybos, ankstesnių tarybų kadencijų politikai buvo suradę bendrą formulę. OB Rošas valdo kino teatrą Romuva. O rezultatas yra toks, kad kino nėra. Tai aš ir sakau, dar kartą noriu pasakyti, turi būti vienas šeimininkas. Tai mano yra gilus įsitikinimas. Ir tas šeimininkas turėtų būti Kauno miesto savivaldybė. Ir vis dėlto pasiklausykime verslininko nuomonės ir tada pratęsime diskusiją, kaip ponas Ramūnas Šaluga vertina susidariusią padėtį. Aš siūliau savivaldybėje visus variantus. Pradžioje aš siūliau su jais bendradarbiauti. Siūliau, reiškiasi, man pačiam investuoti ir turėti tolimesnę, reiškiasi, operatoriaus teisę šitą pastatą. Siūliau nupirkti jų dalį akcijų. Buvo priimtas politinis sprendimas, kad reikia jiems tą pastatą turėti visuomenės reikmėms. Ir dabar metus laiko po to sprendimo priėmimo tampomas aš esu už nosies ir viskas. Iš jo liks tas, kas ir liko, mes nešame atsakomybę, reiškiasi, dėl to pastato būklės ir šiandien dienai aš atsakingai galiu pareikšti tas, kas yra spaudoje sakoma, kad jis yra nepridžiūrimas ar taip toliau, tai yra ne. Prieš 2 dienas baigėsi renginys, taip yra vėsiau. Bet visi taupo šilumą, taupau ir aš. Kitas dalykas yra reikalingas gal šildymo ar ten stogo šiltinimo, reiškiasi, darbai atlikti. Bet tai yra suderinti reikia su šeimininkais, šiuo atveju savivaldybė. Jinai nederina to dalyko. Jinai neleidžia nieko čia daryti, kadangi pati nežino, ką pačiai jai reikia su to pastatu daryti. Dėl to aš kaip nuomininkas kalbėdamas, aš galiu pasakyti, kad, reiškiasi, prie mano siūlomo buvo projekto, buvo įvertinta dar eksploatacijos pagerinimo sąlygos. Kaip akcininkas, aš galiu pasakyti, kad didysis akcininkas šiandien dienai uždėjęs, kaip sakyti, plytą ant sprendimų ir nieko nepriiminėja. Reiškia, jis yra labai pasyvus ir neigiamai veikia į pastatą. Buvo susiderėta, aš dariau didelės nuolaidas ir mes buvom užfiksavę sumą. Ta suma kiek yra? Buvo, reiškiasi, už akcijas apie 800, už, reiškiasi, netesybos 600. Tai apie 600 tūkstančių. Tūkstančių, jo, tai 1,4 milijono litų. Tai buvo prieš metus laiko, beveik tas dalykas, praeitais metais
padaryta. Šiandien dieną jie man sako sumažink, bet jūs supraskite tokį dalyką. Jeigu aš ateičiau, mane tiksliau pasikviestų šiandien, įsakytų, būk geras, įvertinami, taip toliau padarom, tada sakyčiau taip, tai yra šios dienos kainos. Bet kadangi tai buvo prieš metus laiko ir mes susitarėm, susiderėjome ir priėmėm sprendimą, jie paruošė net sprendimo projektą tarybos tom sumom. Ir man dabar atėjo, sako, gal žinai ką, persigalvojame, gal per brangiai, nes toks laikmetis. Tai ateis po metų, vėl kitaip pasakys. Pasaka be galo. Tai vis dėlto pasaka be galo, ar ta pabaiga kažkiek tai matyti? Kaip jūs vertinat, visą tai, ką pasakė verslininkas? Aš siūliau, kad sprendimą priimtume greitai, nes nekilnojamo turto vertintojai nustatė tokią kainą, kokia jinai yra. Aš nežinau, jinai yra didelė, maža, aš nesu specialistas. Bet aš žinau vieną ir noriu tik tai vieno, kad mes kuo greičiau turėtume šį pastatą. Tačiau atsirado ir kitų nuomonių, kurie užblokavo greitą sprendimą. Aš buvau už greito, taip aš buvau pirkti akcijas ir nutraukti sutartį. Aš buvau ir esu už greitą sprendimą, nes kiną reikia rodyti šiandien, o ne rytoj tik tai. Nes jeigu mes nerodysime šiandieną, neaišku, kaip bus rytoj. Nes aš pasakiau, kokie yra pavojai. O pavojus mes matome iš kitų likusių kino teatrų. Mes prisimename, kokios gražios buvo kalbos, kur yra Baršausko gatvėje, dabar stovi molas. O buvo puikiausias Žalgirio stadionas. Ne, investuosime, viskas gerai, bus sportui. Nėra. Dabar yra prekybos centras molas. Nėra. Dabar turime atgaivinti Girsučio baseiną 50 metrų ilgio. Irgi reikia viską atsiimti. Taip pat daug kur buvo prižadėta, kad bus taip padaryta, čia viską mes rūpinsimės kartu, o tačiau dingo visuomeninės paskirties objektai, sporto, kultūros, meno ir atsirado prekybos centrai, mašinų stovėjimo aikštelės. Taip, ir už tai aš ir sakau, mano nuomonė, turi būti greiti sprendimai. Japonai sako, kada apmąstymas vyksta per daug ilgai, jis pradeda kenkti. Ir šiuo atveju mes matome, kaip jau mums kenkia.